Sveiki visi! Ką mes šiandien darysim? Einam pasidaryti stalo futbolą. Pasidarykime stalo futbolą. Mums reikės batų dėžės, liniuotės, ilgų šiaudelių, karštų klijų, pieštukinių klijų, žirklių, spalvoto popieriaus, akrilinių dažų, juodo flomasterio, rutuliukų, teptukų, teniso kamuoliuko ir skalbinių segtukų. Užsegiau skalbinių segtuką ant pagaliuko tam, kad pamatuočiau, kokio aukščio dėžės man reikės. Ir pamačiau, kad man geriausia būtų 9 cm stadiono aukštis. Dėžės galuose bus vartai, matuoju reikiamą varto aukštį, kad pralįstų kamuoliukas. Iškerpu vartus. Stadiono dugną užklijuoju žaliu popieriumi. Suklijuoju dėžę ties vartais. Pasižiūriu, kaip atrodo tikro futbolo stadiono aikštė ir tada su baltais dažais, čia aš naudojau baltą nugulaką, nupiešiau reikiamas linijas. Stadiono šonus apklijavau oranžiniu popieriumi. Sagtukais pritvirtinau popierius, kad geriau sukibtų. Apkirpau išlindusius popieriaus galus, apklijavau ir ties vartais. Klijams išdžiūvus nuėmiau sagtukus ir vėl apkirpau išlindusius popierius. Stadionas pastatytas. Išmatuosiu, kokiame aukštyje bus pagaliukai, nes futbolininkai turėtų laisvai judėti. Bus sudėti 4 pagaliukai, vadinasi, ilgį dalinsiu į 5 dalis. Ir pasižymiu, ties kuriomis vietomis reikės pasidaryti skylutes. Tada su žirklėmis praduriu tas skylutes. Akivaizdu, kad pagaliukai per trumpi. Tada aš sujungsiu po 2 pagaliukus ir gausiu vieną ilgą. Tam, kad sujungčiau, 2 pagaliukus apvynioju su siūlu ir tada suklijuoju su karštais klijais. Likusius pagaliukus padarau tokio pat ilgio. Futbolininkams pagaminti reikės 10 sagtukų. Komandoms nuspalvinti parenku mėlynus ir raudonus dažus. Vienai komandai nuspalvinsiu po 2 pagaliukus ir po 5 sagtukus. Dabar nuspalvinsiu futbolo kamuoliuką. Tikras futbolo kamuolys yra sudarytas iš juodų 5-kampių ir iš baltų 6-kampių. Tokiu pat principu nudažiau baltąjį stalo teniso kamuoliuką. Mažas futbolo kamuoliukas. Baltus rutuliukus susmeigiau ant pagaliuko, kad būtų patogiau nuspalvinti futbolininkų galvas.
Kai dažai išdžiuvo, pervėriau pagaliukus. Susagstau sagtukus, parenku jiems tinkamas vietas. Dabar sagtukus priklijuoju prie pagaliukų. Taip pat priklijuoju ir futbolininkų galvas. Ir jau galime žaisti. Kaip vaikai greitai ir paprastai išmoksta žaisti, net nereikėjo aiškinti. Nešokime, kad stadioną kažkaip. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleiskite naujų filmukų.